Išmokiau labai daug vaikų skaityti. Man nepaprastai patikdavo dirbti su tuo amžiumi, kai aš dirbau su pradinukais. Tai man įdomiausia yra 5-6 metų, kadangi aš dirbau amerikietiškoje sistemoje, tai 5 yra prieš mokyklinukai, 6 yra pirmokai. Ir tai yra tada, kada vaikai mokosi skaityti. Tai tikrai turiu savo užantį labai daug išmokytų vaikų skaityti. Man labai patikdavo išmokyti vaikų skaityti dėl to, kad tai yra visiškai unikali patirtis. Labai mažai su kuo tą galima palyginti, nes vaikščioti vaikas kaip ir pats išmoksta. Skaityti jam reikia pagalbos. Ir be to be galo daug tyrimų rodo, kad skaitimas, nuo jo priklauso visas formalus ugdymas. Visas. Ir aš neperdedu. Iš esmės, visa formalaus ugdymo sėkmė priklauso nuo to, kaip buvo šitas pirmas žingsnis žengtas. Ir ką rodo tyrimai, dar be viso to, tai kad vaikas, kuris neišmoksta skaityti ir neįgauna skaitimo pagrindų, dėja, nors mes ir galvojame, kad vėliau įgauna, jų jau nebeįgauna. Ir tiesiog vaikas, kuris neskaito laiku ir neskaito gerai, nors tai skamba siaubingai, bet aš nebijau to sakyti, yra pasmerktas nesėkmei. Tiesiog mes pasmerkėme vaiką, kuris nemoka skaityti, mes pasmerkėme jį nesėkmei. Viso formalaus ugdymo, kas iš esmės yra didelė dalis mūsų gyvenimo.